Palanki aplinka ankstukui ligoninėje. Tai, kas mums įprasta, anksčiau laiko gimusi gali erzinti ir trikdyti. Todėl ligoninėje stengiamasi sukurti tokią aplinką, kuri mažyliui būtų kuo jaukesnė ir malonesnė. Kitaip sakant, kad galėtų prilygti buvimui mamos įsčiose. Gimęs ankstukas patenka į labai nesvetingą aplinką. Jinai pilna ryškios šviesos, didelio triukšmo, svetimų žmonių ir tai sukelia jam be galo daug streso. Šita nesvetinga aplinka trukdo jam augti ir vystytis. Didesnį diskomfortą jaučia mažyliai, kurie turi būti nuogi. Jiems prijungta daug specialios įrangos, ribojančios jų judesius. Tačiau dėl sunkios sveikatos būklės šie naujagimiai nepajėgūs į tai net reaguoti. Todėl ligoninės personalas siekia jiems sukurti kuo palankesnę aplinką. Triukšmo pavojus. Naujagimis girdi daug įvairių stiprių garsų. Tai gali būti žingsniai, tai gali būti aparatūros garsai, tai gali būti žmonių kalba per garsą. Vaisius mamos gimdoje jaučia labai nedaug garsų, o gimęs jisai juos jaučia labai stiprius. Mes turėtumėm keletą kartų per parą sumažinti aparatūros garsą. Mes turėtumėm tyliai vaikščioti ir tyliai kalbėti. Šviesos pavojus. Mamos įsčiose nėra visiškai šviesos. Gimęs pajaučia labai ryškią šviesą, kuri jį trikdo ir sukelia jam daug streso. Mes galėtumėm naudoti vietinę šviesą prie inkubatoriaus arba lovytės, jeigu mums to reikia, arba uždengti inkubatorių su specialiu užklotu. Temperatūros režimas. Naujagimiai nesugeba reguliuoti kūno temperatūros. Neišnešioto naujagimio temperatūra labai greitai keičiasi priklausomai nuo aplinkos oro temperatūros. Jisai gali peršilti arba gali atvėsti labai greitai. Kraujagyslės yra labai arti odos paviršiaus ir dėl to, kad jo odelė yra labai plona. Mes turėtumėm liestis prie jo šiltomis rankomis. Rūbeliai, daiktai turėtų būti pakankamai šilti kūno temperatūros. Mes turėtumėm stengtis vengti skersvėjų. Labai svarbu, kurioje vietoje yra padėta lovelė arba inkubatorius. Tai turėtų būti toliau nuo išorinių pastatų sienų arba nuo lango. Kūno padėtis inkubatoriuje ir lovytėje. Vaisius mamos įsčiose yra ypatingoje padėtyje. Jo rankytės yra arčiau veiduko. Jo kojytės yra sulenktos per keliukus ir priartintos prie pilviuko. Jo visas kūnelis yra sulenktas. Kai ankstukas gimsta, jis nesugeba save sureguliuoti ir nesugeba susilenkti tiek, kiek jam reikia. Todėl mes jam turėtumėm padėti. Mes jį turėtumėm paguldyti į lizduką, kuris suformuojami iš vystikliukų. Ir tas lizdukas primintų mamos įsčias. Jo rankytės turėtų būti arčiau veiduko ir taip jisai sugebėtų save nuraminti. Jisai turėtų būti paguldomas labiau ant šonelio. Jo kūnelis turėtų būti sulenktas lengvai, jo galvytė turėtų būti lengvai prilenkta prie krūtinėlės ir jo kojytės turėtų būti sulenktos per keliukus ir priartintos prie pilviuko. Ir labai svarbu turėti pėdučių atramą, kad jisai jaustųsi kaip pas mamą įsčiose. Sukuriant vaikučiui palankę ir komfortišką aplinką, jis jaučia mažiau streso, o tai jam padeda sutelkti visas jėgas, greičiau augti, vystytis ir sveikti. Maždaug 34 savaičių gestacijos amžiui subręsta ankstuko miego fazės. Jos trunka 45-60 minučių. Per šitą laikotarpį naujagimis pailsi, jisai auga ir bręsta. Mes turėtumėm stengtis netrikdyti jo miego savo procedūromis arba veiksmais.